Jei pirmasis sniegas ir šaltis vairuotojui sukelia problemų, reiškia pavėluotą automobilį paruošti žiemai. Specialistai sako, kad mašiną šaltajam metų sezonui įrengti geriausia padėti dar rudenį. Klausime specialistų, kokių detalių ruošiant žiemai nereikėtų pamiršti. Esu Dainius Perveneckas, Melgo serviso vadovas. Ir aš trumpai apžvelgsiu automobilio paruošimą žiemai, nes tai yra itin svarbus dalykas. Kaip žinote, Lietuvos sąlygos oro nepasižymi puikiomis ir nenuspėjami ir kelininkai, todėl būtina itin svarbu pasirinkti žieminės padangas. Taipogi apžvelgsime trumpai, į ką reikia atkreipti dėmesį apie skysčius, tepalus, akumuliatorio baterijas ir dizelinių variklių paleidimą. Specialistai sako, kad visų pirma reikia pasikeisti padangas ir ne tik todėl, kad to nepadarius gresia baudos, už viską svarbiau saugumas. Kaip ir minėjau, kad būtina žiemos artėjant sezonui pasikeisti į žieminės padangas. Svarbu įvertinti, kokiomis kelio dangos sąlygomis bus eksploatuojamas automobilis, įvertinti vairavimo stilių ir pagal tai rinktis žieminės padangas. Specializuotų servisų specialistai atvažiavus jums suteiks visą pilną informaciją ir padės atsirinkti tinkamas padangas. Automobilio ruošimas žiemai pakeitus padangas nesibaigia. Pareigingo vairuotojo laukia kur kas daugiau darbų. Žiemos metu vairuotojai ypatingai daug naudoja šildymo elementų automobiliuose, tai būtent pašildamas sėdynės, ventiliacija. Tai itin daug naudoja elektros energijos, taigi būtina atkreipti itin svarbų dėmesį į generatoriaus guolių, šepetėlių būklę. Taipogi labai svarbus dalykas žiemos metu tai yra akumuliatoriaus baterija. Pagal galimybės taipogi rekomenduojame prieš žiemą pakeisti tepalus į sintetinius, kadangi tai jums padės lengviau šaltą žiemos metu paleisti variklį. O šiaip tepalas reikia keisti kas metus, nes turi savybės irgi blogėti. Būtina atkreipti dėmesį ir pasitikrinti aušinimo sistemos skystį, nes kadangi žiemos metu temperatūros svyravimai dideli ir gali būti, kad skystis pas jūs aušinimo tiesiog susikristalizuos. Atkreipti dėmesį būtina ir į valytuvų būklę, taipogi ir apiplovimo skystį, kad jis neužšaltų ir neturėtumėt problemų su stiklu. Ventiliacijos sistemą automobilį taipogi reikėtų pasitikrinti, pasikeisti salono filtrus, nes drėgnų metu jums rasos langas ir matomumas kelio pablogėja. Svarbi detalė yra šviesos sistema, pasitikrinti, kad tik tai ne jūs galėtumėt gerai matyti kitus eismo dalyvius, bet ir jūs būtumėt matomi. Taipogi būtina dizelinių variklių šeimininkams itin didelį dėmesį kreipti į žvakės pakaitinimą, nes nuo to priklauso jūsų automobilio paleidimas į šaltą žiemos rytą. Dizelinių automobilių šeimininkams taipogi rekomenduojama pakeisti ir kuro filtrą, kadangi netgi ruošiamas dizelinis kuras žiemą turi savybę stingti ir filtro pralaidumas gali sukelti vėlgi problemų paduodant kurą. Svarbus paruošimo automobilių žiemą taipogi yra spynelių sutepimas, taipogi galima sutepti ir sandarinimo gumas elementus, kad neprišaltų jums esant drėgnam ir po to pašalusiam orui. Svarbu į automobilį žiemai apsirūpinti šluotelę sniegui valyti, taip pat ledo gramdikliai ir žinoma nepamiršti pirštinės.
Pašnekovas sako, kad automobilio ruošimų žiemai reikia susirūpinti jau visai netrukus. Automobilio paruošimo žiemai rūpinkitės jau rudenį, kad išvengti eilių iškritus pirmajam sniegui, pasikeiskite žieminės padangas, susitvarkykite ir neturėsite problemų žiemą. Gero jums kelio.